Kiekvieną rugsėjo 1-ąją mokytojus apipilame gėlėmis. Ši profesija viena kilniausių. Tai sudėtingas, įdomus ir pagarbos vertas pasirinkimas. Tačiau mūsų rodoma pagarba mokytojams dažnai rugsėjo 1-ąją ir baigėsi. Tyrimai ir visuomenės apklausos rodo, kad šiandien Lietuvoje mokytojo profesija yra gana prastai vertinama. Paklausėme praeivių, ar jie norėtų dirbti mokytojais. Mano tėvai buvo mokytojai. Mano mama, mano tėtis, mano brolis yra mokytojas. Mano vyras yra mokytojas. Aš nenoriu būti mokytoja. Kodėl? Daug darbo, daug nervų. Turbūt ne. Nes tai gana sunkus darbas, nors vaikystėje apie tai svajojau. Mokytojų negalėčiau ir nenorėčiau būti, nes tikrai yra labai, labai sunkus ir daug atsakomybės reikalaujantis darbas. Dirbti reikia daug ir sunkiai, yra papildomas darbas, ne tik tai, kad tu turi mokinti pamokų metu, bet ir tos visos užklasinės veiklos ir įvairūs posėdžiai ir taip toliau. Sunku išmanyti tą vaikų psichologiją, yra sunku dirbti su didelė grupė žmonių. Puikiai suprantu, kad tai yra specialybė, kuri būtina. Nes kitaip kultūra šalies visai neįsivaizduotina, bet tos profesijos. Iš kitos pusės puikiai ir suprantu tą padėtį, į kurią įstatytas šiuolaikinis mokytojas. Nėra prestižinis. Anksčiau mokytojai, ar tai kaimo buvo mokytojai, aš kalbu maždaug apie tarpukario Lietuvos periodą. Tai buvo tie inteligentinės visuomenės šviesuoliai, kuriuos reikiuodavosi visi likę. Mokytojas nebėra žinių šaltinis šiandien ir tai, kas tada yra tas mokytojas, iš tiesų nebeaišku. Šiuolaikinis mokytojas susiduria su daugybė iššūkių. Nauji mokymo metodai, nuolatinis darbo rezultatų vertinimas, diegiamos sparčiai tobulėjančios technologijos. Taip pat didėja reikalavimai ugdytojo asmenybei. Dar XIX amžiuje vokiečių profesorius, švietimo teoretikas Georgas Michaelis Kerchensteineris kaip svarbiausia mokytojo asmenybės bruožą įvardijo nusiteikimą ugdyti asmenybę ir norą tą nusiteikimą įgyvendinti veiksmais. Kokiomis savybėmis turėtų pasižymėti šių laikų geras mokytojas? Turi mylėti vaikus, svetimus kaip savus. Pirmiausiai turėtų žinoti tikslą, kurio link jis nori vesti savo ugdomuosius. Tolerantiškas ir smalsus. Turi būti kantri, rami, išmintinga. Ir turėtų rasti bendrą kalbą su mokiniais. Inovatyvus, besidomintis naujais metodais. Mokytojo profesijai reikalingas pašaukimas, pasiaukojimas. Vos ne pusiau dievas mokytojas. Juk žiūrėkit nuo jų paskui, kiek priklauso žmonių likimų nuo mokytojo. Mokytojas atlieka labai svarbų vaidmenį. Praėjusio amžiaus įtakingas Amerikos psichologas Karlas Ransonas Rodžersas teigia, jog mokytojui būtina ypatybė, tikrumas ir natūralumas. Pedagogas turi gebėti sąmoningai suvokti ir priimti mokinio jausmus, atsižvelgti į jo nuomonę, pasitikėti mokiniu. Mokytojai, sakyčiau, netgi 21 amžiui, tai pačios svarbiausios savybės būtų būdingos brandžiai asmenybei, nes patys mokytojai, jų tokia kaip užduotis ir pašaukimas ir misija suteikta, yra išugdyti vaikus brandžiom asmenybėm. Kas yra brandi asmenybė? Ten yra labai daug požymių, gal apie 30, bet vieni iš svarbiausių jų yra tai, kas susijęs su ta vertikaliaja dimensija, su vertybiniu stuburu. Tai būtų orumas, tolerancija, pasitikėjimas savim ir aišku savo vertybinės orientacijos labai aiškus suvokimas ir savo tikslo žinojimas. Nes vaikui, tam, kad jisai galėtų saugiai ugdytis arba atskleisti save pamokų metu, įsisavinti žinias, jam yra labai svarbus saugumas. O saugiu galima jaustis tik tai šalia labai pasitikinčio savimi žmogaus. Tie mokytojai yra patys mylimiausi vaikų. Mokytojas turbūt yra nuo mamos, tėčio, netgi terapeuto
išklausytojo, kunigo, patarėjo ir po to jau visa kita, kas susiję tiesiogiai su juo dėstomų dalykų. Vaikui reikia orientyro, lygiai taip pat kaip suaugusiam žmogui. Kas tavo autoritetas? Netgi skaitant paskaitas tėvam, labai maža dalis iš tėvų žino, kas jų autoritetai. Ir dabar tokiu autoritetu tapti mokytojui šiais laikais iš tiesų yra iššūkis. Žymus Lietuvos žmonės, paprašyti prisiminti jiems svarbų mokytoją, įvardijo tuos pedagogus, kurie išsiskyrė ne tik profesionalumu, bet ir atliko jų emocinius poreikius tenkinančius vaidmenis. Vaikui tai labai reikia šilumos ir aš tą šilumą jaučiau iš mano pirmosios mokytojos Sasnauskaitės, kuri dirbo meno mokykloje, ir iš pirmosios dirigavimo mokytojos aš jau jaučiau didelį profesionalizmą. Ji man įskiepijo meilę dirigavimui. Man tai būdavo skaudu, tai būdavo liūdna be šeimos, be tėvų, kad aš stovėdavau šeštadieniais, dar mano tėtis atvažiuodavo vėliau, o aš tiesiai po pamokų stovėdavau, jo laukdavau po 2-3, kartais ir 4 valandas, nes aš nežinodavau, kada jisai atvažiuos, ir verkdavau. Ir buvo viskas jau prieėję prie to, kad išvažiuojant iš namų irgi laikydavausi durų rankenos, kad manęs neišvežtų į meno mokyklą. Tačiau tada, kada jau tėvai norėjo mane vis dėlto pasiimti iš meno mokyklos internato, tai mokytoja Sasnauskaitė prikalbėjo labai ilgai įtikinamai mano tėvus tam, kad manęs nepasiimti iš muzikos. Ir dabar aš apie tai suprantu, kad tai buvo labai geras jos darbas. 2 tokie mokytojai yra įstrigę, tai visų pirma, aišku, mūsų klasės auklėtojas vyresnėse klasėse ir matematikos mokytojas, kuris iš tikrųjų turėjo labai tvirtas žinias ir geras matematikos. Stojant, tarkim, į universitetą, tada buvo Vilniaus inžinerinės statybos institutas, iš vis nebuvo ką spręsti, visus uždavinius buvome išsprendę ir jisai dalyvaudavo net mūsų klasės vakarėliuose kartu. Ir tokiu būdu jis tai tikrai tokį gerą, šiltą palaikė atmosferą mūsų. O muzikos mokytojas toks buvo be galo tas žmogus, kuris įkvėpė muzikai ir tą muzikos grožį parodė ir iš esmės, aišku, buvo irgi reiklus ir vystė, sakykime, tą kitą supratimą, mūsų meno supratimą, kuris iš tikrųjų gyvenime buvo labai antras bėgis, kuris važiuoja paraleliai. Pabaigęs mokyklą Lietuvoje, man teko važiuoti į užsienį. Ir iš tikrųjų įspūdingiausia mokytoja, kurias esu gyvenime sutikęs, buvo būtent Amerikoje. Kai patenki iš tikrųjų kitą šalį, atrodo kaip visiškai kitas pasaulis, kita visata, ir susitinki su žmonėm, kurie iš tikrųjų atsipalaidavę, labai gerai užsidegę savo darbų moko, panašiai tas paliko didžiulį įspūdį, jeigu tave pripažįsta aplinkiniai, nesvarbu kaip, ar dėstytojas, kuris sako, malačius ten pasikėlė savo išmokinį ir panašiai, ir nuolat duoda, sakysime, tokią energiją pozityvę, žmogus tiesiog intuityviai jam norisi dar daugiau, nes ta sėkmė kaip narkotikas, pripažinimas visuomenės kaip narkotikas. Ir žmonės, tai dėstytojai vėlgi, kurie gal suprato, kaip motyvuoti žmonės, nebūtinai per informacijos pateikimą ar dar kažką, tai per įvertinimą, per žvilgsnį, per balso tembrą. Jie iš tikrųjų turi visą, sakysime, tą energiją, gali uždegti žmogų. Mokytojo profesijos svarba. Daug mokytojų kiekviename ir kiekvieno žmogaus gyvenime yra ir būna. Ir jeigu mes tik tai tas pamokas visas prisimintume, viskas būtų žymiai geriau, viskas būtų žymiai sparčiau, viskas būtų žymiai gražiau. Tvirtai esu įsitikinęs, kad nuo mokytojo ir jo gebėjimų uždėstyti dalyką priklauso vaikų pasirinkimai ir tą, ką mes norim pasiekti tuose vaikuose, sudominimas dalyku yra esminiai to mokytojo rankose. Iš tikrųjų, mokytojai yra tie žmonės, kurie kasdien formuoja tavo charakterį. Na, tavo charakterį priklauso tavo likimas. Geras mokytojas, kaip geras politikas, iš tikrųjų eina į tą dėstymą savotiškai kaip Jėzus Kristus, tiesiog atsiduoti visiškai, nelaukdamas visiškai jokios padėkos, nes supratimas, ką jisai padarė, ta nauda ateina daug vėliau. Silpnas grįžtamasis ryšys iš mokinių, jų tėvų, administracijos, mokytojui keliami aukšti reikalavimai kuria įtampą ir stresą. Nuolatinis tobulumo siekis darbe atsisuka prieš pačius mokytojus. Kai mokytojas išgyvena be proto daug konfliktų, tą, ką jisai turi vaidmenų susumuoti, sudėti savyje,
ir juos kaip čia sustiguoti. Kartais trūksta tam ir laiko, ir palaikymo iš aplinkos, tarkim, iš administracijos, šiaip valstybės požiūrio, galų gale iš tėvų, kai reikia suderinti reikalavimą, kad pavyzdžiui, tiek ir tiek turi būti išdėstyta ir išmokyti vaikai per tam tikrą laiką. Ir mokytojai, kurie yra šventi mokytojai dėl savo pašaukimo, jiem yra labai sunku šiais laikais suderinti tuos reikalavimus. Šitas vaidmenų konfliktas bet kokiu atveju įtakoja konfliktus išorėje. Ir tuomet darbo kokybė, jinai tiesiog yra tokia, kokia yra kartais. Asmenybės ugdymo institutas Rafaelis atliko tyrimą, kuriame dalyvavo daugiau kaip 100 vaikų tėvų. Net 63% apklaustųjų įsitikinę, kad vaikų vertybės turėtų įskiepyti mokytojai. Taip pat šis tyrimas atskleidė, jog tiek pat tėvų norėtų patys ugdyti vaikų vertybės, bet jiems trūksta žinių ir gebėjimų. Visi mokslininkai, visos institucijos, kurios tyria, tarkim, šeimą, šeiminius santykius, šeimos problemas, visi vienareikšmiškai sutarė, kad tik šeima yra tas institutas, kuriame išauginamas vaikas, kuriam yra perteikiamos visos vertybės. Niekas negali kompensuoti šitos šeimos funkcijos. Toje vietoje, kur tėvų lūkesčiai viršyje mokytojų galimybės, bet čia ir vyksta konfliktas. Šios įtampos ir visuomenės informavimo priemonių formuojamas įspūdis, kad mokytojo darbas reikalauja mažai darbo, pastangų, žinių ir įdirbio, neigiamai veikia mokytojų požiūrį į savo darbą, profesiją, o kartais ir į savivertę. Koks yra šios dienos mokytojas? Tai yra nelabai laimingas, užguitas, klusnus, ribotų finansinių galimybių žmogus. Mes didžiuojamės savo mokyklą ir to, kad mes čia dirbam. Bet žmogus, kuris žino, kad, pavyzdžiui, aš esu mokytoja ir nežino, kur aš dirbu, iškart priklijuoja etiketę, tarkime, nevykėlis. Žmogus, kuris daugiau nieko gyvenime nesugeba. Jeigu nieko nesugebi, gali tik tai plūduriuoti mokyklai. Tai gali vertinti tik tai žmogus, kuris tiesiog yra su tuo susidūręs arba kuris turi mokytoją savo šeimoje ir mato, kiek iš tikrųjų tai yra ir pasiaukojimo, ir papildomo laiko, ir viršvalandžių, ir sakykime, pasiruošimų, ir nuolatinė paieška naujų užduočių, naujos literatūros, nuolatinis tobulėjimas. Tai to nesimato vien tik tai žiūrint iš šalies mokytojo darbą vertinant. Mažai yra tokių šalių, kur švietimui skiriama tiek, kiek turi būti skiriama dėmesio. Dėmesys jis įgauna išraišką ir per visokius ir materialinius, ir nematerialius dalykus. Čia mes galvojame apie kokybę, bet apie mūsų sveikatą, kiek mes įdedame šiam darbui, apie mūsų atlygį turbūt turėtų pagalvoti valstybė, galbūt daugiau. Pirmiausia, visuomenė turėtų pasižiūrėti švietimą taip. Jinai nori geresnio švietimo. Tai iš kur švietimas? Iš tos pačios visuomenės. Tai darykit. O ne taip, kad mes čia tėvai, va čia mes, o čia va mokytojai, čia va jūs. Čia nėra jūs mes. Čia yra bendruomenė, kur turi būti visi vienam, taip sakant, vienoj valty. Nereikia išradinėti dviračio, viskas labai paprasta. Jeigu būtų taip, jeigu į mokyklas eitų dirbti patys gabiausi. Taip, jeigu būtų tam tikra valstybės politika. Jeigu gabiausi vaikai, studentai, eitų į mokyklas. Jeigu atlyginimas būtų vertas dėmesio. Viskas automatiškai pasikeistų požiūris į mokytoją. Daug metų strėlės dėl menkėjančio mokytojo profesijos prestižo lėkė į Lietuvos edukologijos universitetą. Prieš 4 metus mokytojų kalvėje buvo įvestas motyvacinis testas stojantiesiems. Jis padidino konkurenciją ir aukščiausias stojimo balas pakilo iki 21-22, o žemiausias iki 16.
konkurencija iš tikrųjų didėja. Ir didėja todėl, kad valstybės finansuojamų vietų visą laiką truputėlį mažėjo ir tie, kurie nori stoti ir tapti mokytojais, jie turi konkuruoti tarpusavyje. Jau ir dabar mes matome, kad tie, kurie įstojo su aukštesniais balais, jų studijų rezultatai daug geresni. Jie yra viskuo besidomintys. Jie iš tikrųjų nenori nieko gauti formaliai. Prieš išeidami į praktiką, jie nori gauti naujausius dalykus, kad mokykloje jie galėtų pasirodyti, kad išmano tai, kas naujausia ir geriausia pasaulyje. Valstybės švietimo strategai stengiasi spręsti įsisenėjusios mokytojus ir mokyklas kamuojančias problemas. Nacionalinės švietimo strategijos 2013-2022 projekte numatoma kelti mokytojų prestižų klausimą, į mokyklas pritraukti gabiausius specialistus ir spręsti mokytojų atlyginimų klausimą. Mokytojai turi taip pat aktyviai šitam procese dalyvauti. O tiek, kiek siekia švietimo ministerijos ir aplamai vyriausybės galimybės, tai mes esam sustabdėm finansavimo mažėjimą švietimui. Tas palieka daugiau pinigų ir kuris pasiskirsto ant visų vaikų. Ir gaunantis nedidelę algą, asmuo, tegu jisai būna mokytojas, tegu jisai būna, inžinierius, kompiuterininkas, jisai neturės prestižo visuomeniai, jeigu jisai tik suveda galą su galu. Taip, kad šitos problemos sprendimas, aš manau, yra absoliučiai tiesiogiai susijęs su mokytojo prestižo kėlimu ir greičiausia tai irgi netiesiogiai paskatins naujų jaunų žmonių atėjimą į darbo rinką būtent pedagogikoje. Ir kitų metų biudžete, vėlgi dėl mokinių skaičiaus mažėjimo atsipalaiduojančios lėšos turėtų būti nukreiptos mokytojų algų didinimui, tai vadinamam R koeficientui, ką visi pedagogai žino, kas tai yra. Švietimo sistemos atstovų pastangos duoda apčiuopiamų rezultatų. Mokytojo profesijos prestižo devalvacija sustabdyta ir mažai žingsneliais judama pirmyn. Vertinamas kokybiškas, kūrybiškas ir pažangus mokymas. Keičiasi požiūris į mokytojo profesinį tobulinimą, mokyklų administravimą.